Ši savaitė, kai po išoriškai ramių fonų pasaulyje gali ryškėti vidinė įtampa ir neramumas. Gali daugėti techninių trikdžių, oro ir transporto sutrikimų, ryšio problemų, informacinių klaidų bei netikslumų naujienose. Tai visuomenė gali stiprėti toks psichologinis nuovargis, nerimo pojūtis ir informacinė painiava. Todėl nuotaikos bus nepastovios, o žmonės lengviau reaguos į išorinius dirgiklius. Tad vertėtų vengti skubotų sprendimų, ginčų, viešų pasisakymų ar rizikingų technologinių veiksmų. Tai bus ne pats palankiausias metas naujų projektų pradžiai, svarbiems susitarimams, kelionėms ar santykių aiškinimai, nes tiesiog klaidų tikimybė didesnė. Ir pasauliniai erdvėje gali kilti nervingų diskusijų, informacinių iškraipimų ir logistikos nesklandumų, todėl vertėtų išlikti labiau ramiai stebėtojais, o ne dalyviais. O horoskopą savo zodiako ženklui rasite komentaruose paspaudus nuorodą. Ramios savaitės.